Sveiki visi. Šiandien gaminsim puikų šimtalapį. Pas mane keli receptai šimtalapių yra, bet gavau truputį kritikos, tai dabar noriu pasitaisyti. Ir bus dar trečias receptas. Rašykit atsiliepimus, ką galvojat, kepkit, ragaukit. Tai tam reikės aguonų, mėlių, cukraus, dėsiu razinų ir spanguolių, spanguolės, kad būtų skonis toks įdomesnis, rūgštelės, kad būtų. Taip pat reikės kiaušinių, sviesto, pieno, miltų ir druskos. Visai nedaug. Visi produktai turi būti kambario temperatūros. Taigi imam mėlių, dedam čia cukraus šaukštelį. Ištrinam. Pilam pieną. Maždaug šaukštą. Gerai ištrinam. Štai labai gerai ištrinam. Mėlę su cukrum. Truputį užberiam miltų ant viršaus. Ir paliekam, kad sureaguotų jos. Imam aguonas ir nuplikom jas verdančiu vandeniu. Taip. Dabar nuplikytas aguonas, tiesiog sumalam, 2 kartus reikia permalti, kol pasirodys toks baltas pienas. Labai gerai su elektrinė, bet galima puikiausiai padaryti ir su paprasta rankinė mašinėlė. Labai puikiai malasi. Aguonas sumaltas, tai maliau 3 kartus. Mėlės kaip puikiai išputojo, štai taip turėtų būti. Dabar imam indą ir persėjom miltus. Padarom čia duobutę, pilam mėlės, būtinai iškilusias. Pilam pieną šiltą. Žiupsnelį druskos. Dėsiu pusę šaukštelio. Įmušam kiaušinius. Taip pat kambario temperatūros. Nebūtų šalti. Kiaušinius didelius reikia dėti 2. Aš tokius mažesnius, tai dedu 3.
Rizikuosiu truputį. Gal nebus per daug. Gerai išmaišom. Miltų plius minus. Galima truputį dadėti, jeigu bus tešla bloga. Nu ką, išmaišiau kiek galima. Dabar teks maišyti jau rankomis. Kokia puikiai tešlytė. Ilgai reikia maišyti. Bet labai gerai tai yra minkyti, nemaišyti. Bet labai gerai įsiminkyti. Daug kartų. Dabar imam miltų. Tiesiog taip. Imam puikiai tešlytę. Truputį dar limpa jinai. Nieko tokio. Gerai išminkiau. Dabar ją dalinam į 4 dalis. Dar gerai perminkom. Dedam čia. Na štai padaryti tokie rutuliukai. Tad paimam truputį aliejaus. Labai nedaug. Ir juos sutepam. Tai. Uždegiam rankšluosčiu ir paliekam pakilti. Nu štai, tešla pakilo. Šiek tiek. Dabar čia pasidarom vietos. Čia neturi būti vandens jokio. Sviestą reikia išlydyti. Tešlytė kokia minkšta pasidarė. Pasakiška. Dedam šitos burbulus čia. Čia pasidarom vietą.
Ir dabar reikia labai gerai juos išminkyti. Iškočioti. Forma turėtų būti tokia stačiakampė maždaug pasistengti. Palyginam. Taip. Kiek galima iškočiojam. Dabar paimam tešlą. Taip dedam šitaip ant krašto ir tempiam. Atsargiai žinoma. Labai gerai turi temptis. Štai taip. Ištampam. Iš visų pusių, kad tešla būtų kuo plonesnė. Atsargiai, kad nesuplyštų. Dabar ištampytą tešlą pabarstom truputį miltais. Dedam šitaip. Čia dar užberiam. Ir štai taip. Ir padedam čia į šoną. Ir dabar taip visus iškočiojam. Kuo lygesnius. Paskui dar žinoma galima bus patempti. Na ir ką, iškočiojom. Dabar vėl tampysim. Dabar prasideda įdomioji dalis. Imam sviesto. Čia truputį įsipylėjau kitą indą, kad atšaltų greičiau man. Ir gausiai užpilam. Visur lygiai paskirstam. Iš šonus, kad visur pakliūtų. Dedu dabar ketvirtadalį cukraus.
Labai nedaug aguonų. Tiesiog truputį. Ir uogų. Kaip ir sakiau, dedu razinas su spanguolėm, pamaišiau. Tai yra išmirkiau ir dabar nusausinau. Spanguolės tam, kad truputį būtų geresnis skonis. Tai taip. Sviestas, cukrus, aguonos ir razinas. Aguonas truputį paskirstom tai. Imam kitą lapą. Ant kito lapo vėl pilam sviestą. Vėl išlyginam. Visur turi pakliūti. Dedam cukraus. Vos aguonų. Uogų. Paskirstom ir taip visus 3 lapus. Ant 4 sluoksnio dabar pilam likusį sviestą. Paskirstom gerai. Visus kraštus, viską. Tešlą reikia labai gerai sutepti. Išminkius tešlą, tai yra šuoliojus tešlą iškočiojus, reikia gerai sutepti labai miltais, kaip sudedat. Nes paskui sulimpa ir tada labai sunku atskirti. O antrą kartą, jeigu kočioti, tai jau labai sunkiai gaunas tešla sukietėja truputį. Ir geriau dėti 2 didelius kiaušinius, nes tešla kitaip praranda tokį elastingumą, kai daug kiaušinių. Sunkiau tampyti ją. Gali greičiau trūkti, skonis gal ir geresnis, bet dedam cukrų liekusi. Uogas. Ir dabar visas aguonas. Visas iškrapštam. Ir dabar taip
paskirstom lygiai. Paskirščiau viską lygiai ir štai čia truputį toliau negu už vidurį padariau tokį didesnį kiekį aguonų, štai tokį svariau. Ir dabar imam ir gražiai suviniojam. Viską čia iki galo tik tai paskirstam. Iki kraštų tai yra, kad visur būtų. Ir dabar viniojam gražiai. Dabar užspaudžiam šitos kraštus. Tešlą labai plonai neminkykit, kad labai plonytė būtų. Aš šį kartą truputį per plonai išminkiau, tada labai sunku susitvarkyti. Jinai plėšta ir dabar dedam į skardą kepimo. Kaitinam orkaitę iki 240 laipsnių. Ir kepsim dabar 10 minučių 240 laipsnių. Dedam į apačią su šitą siūlę. Dar paimam kiaušinį ir pieno šaukštą. Išplakam ir tada sutepam visą mūsų stebuklą. Bus visai kitas vaizdas, kita spalva. Na taip, gerai aptepam. Na ir dabar tikrai jau keliausiu į orkaitę. 240 laipsnių 10 minučių. Ir po 10 minučių 180 laipsnių kepsim 60 minučių. Sumažinam iki 180 ir kepam 60 minučių. Jeigu degs, tai galima pridengti su folija ar kepimo popieriu. 10 minučių vyniotinis atrodo štai taip, truputį iškilo, vos telpa į skardą ir dabar ant 180 kepsim valandą laiko. Jeigu degs, pridėkit su folija arba kepimo popieriu. Šimtalapis pagaliau iškepė. Tai toks gražumėlis. Buvo uždengtas, kad nesudegtų. Dabar paimam ir tiesiog vandeniu ištepam, kad jisai truputį suminkštėtų. Nes taip jisai mums pjaustant skilinės. Aptepam. Tai tiesiog staigiai išgaruoja viskas, nes karštis dar didelis. Pradėjo čirškėti. Ir dabar dar pridengiam. Jeigu jis taip pailsi, o paskui žiūrėsim, kas gavosi.
Štai toks 100-lapis mano. Atvėsęs, truputį sudrėko. Dabar bandysim ragauti. Ir štai toksai grožybė. Atspjausim. Bandysim ragauti kur daugiau aguonų pradžiai. Štai koksai minkštutis. Labai skanus. Neišdžiūvęs. Labai skani tešla. Labai tinka spanguolės su razinom. Taip, kad tiesiog pasakiškas. Plutelė apskrudusi. Su kavutė, su arbata. Tiesiog nuostabu. Taip, kad kepkit, mokykitės iš mano klaidų. Dėkit 2 didelius kiaušinius, nei daugiau, nei mažiau. Ir kai sudeda tešlą, prieš visą jau sukočiojimą, tai gerai ištepkit miltais, kad jinai tiesiog paskui, kad ją galėtumėte atlenkti, nes kitaip jinai sulimpa. Ir tada daugiau problemų. Taip, kad sėkmės ir skanaus. Gražių švenčių ir skanaus 100-lapio.